Kviečiu pasiklausyti Evangelijos ištraukos ir medituoti ją šią savaitę. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė. Ir niekas, panorėjęs iš čia, negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė: ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Tai viešpaties žodis.